Esame Klaipėdoje, tarp pietinio ir šiaurinio Bangolaižio, ir tai yra labai svarbi vieta, nes tai yra vartai į Klaipėdos uostą. Jau netrukus pamatysite, mes išplauksime į atvirą jūrą ir laivą siūbuos visai kitaip, nes Bangolaužiai jie būtent ir apsaugo, kad įplaukiantis laivai nebūtų taip smarkiai veikiami jūros. Ir nors atrodo tvirti, jie taip pat su laiku lūžta, todėl prasidėjo Bangolaužių atstatymo darbai. Rekonstravus Bangolaužius uostas sieks dar vieno žingsnio – 17 metrų gylio. Tai leistų priimti pačius didžiausius laivus, galinčius įplaukti į Baltijos jūrą. Europa yra viena didžiausių investuotojų į šį projektą, nes jis atitinka ES tikslus. Ekologiškumas, sutaupomas laivų kuras, nes laivai gali greičiau įplaukti į uostą, nereikia laukti reide, o tai yra vienas iš ES tikslų. Taip pat saugumas, pačios laivybos saugumas, kuris yra svarbus dalykas. Baltijos jūra yra banguota, audringa jūra. Tai yra didelis infrastruktūros objektas, iš tikrųjų tokie dalykai kainuoja ir 85% yra finansuojami iš ES biudžeto, tai reiškia 38 milijonai eurų yra europiečių pinigai, kurie skiriami šiuo atveju Lietuvai.